jau iš lietuvių įdirbis. Jūs su lietuvių mokytoju padarėte visą tą pasaką. Aš dabar tik norėčiau, kad jūs mane supažintumėt tokių personažų. Mes pasidaliname, juos išsiskirstome ir šiandien kūrėm. Ypatingai dirbam su veidukais ir su emocijom, o tada žiūrėsim, kaip mums seksis ir kaip dirbsim toliau. Gerai? Nu, pasakykit man tą pasaką. Trys broliai, ne? O kokie tie broliai? Du paprasti ir vienas kvailys bus. Ne, tai čia tik tai be rūbo. Nu, tipo, du protingi, ne? Yra du protingi, ne? O vienas, supratau. Tai, žodžiu, tie, kas kurs brolį kvailį, pagalvokit iš karto, kaip jisai turėtų atrodyti. Tie protingi, kaip turėtų atrodyti, jų rūbai, jų maniera kažkokia, tas kvailys, kaip turėtų jisai atrodyti. Iš veido ypatingai. Nu, toliau. Juokdarys, ne? Ponas. Toliau. Arklys. Vaiduoklis. Daugiau vaiduoklio, ne? Nu tai manau, kiek mes galim sukurti kokius 3, ne? Užtektų, ne? Toliau.